Labą vakarą. Šiandieną, kaip ir visą laiką, su strategija. Nauja strategija, tačiau pasakysiu taip, atlikau tik tai vieną treidą. Buvo darbų, ruošiau jums video vidury savaitės, tada treidinom su premium grupė, iš tikrųjų neblogai, užžydėjom šią savaitę, labai džiaugiuosi. Ir buvo atliktas tik tai vienas treidas. Stengsiuosi parodyti, kaip jisai buvo atliktas, kodėl jisai buvo atliktas. Ir šitas yra RSI indikatorius, kuris buvo naudojamas. Aš jums papasakosiu, kas jisai, kaip jį galima naudoti ir kaip jį aš naudoju. Todėl iš tikrųjų žiūrime iki galo, mokomės ir važiuojame. Taigi, RSI indikatorius mums ką parodo? Mums parodo momentinį judėjimą ir greitį grafikuose. Ką aš noriu pasakyti? Jisai nurodyta skalėje nuo 0 iki 100. Iš tikrųjų jungiamės į TradingView, parodysiu aiškiau. Nueiname į indikatorius, RSI, Relative Strain Index, paspaudžiame. Ir apačioje atsiras mūsų RSI rodiklis. 2 kartus. Dabar į nustatymus nueiname stylą. Aš šitą iš tikrųjų išsijungiu, man jo nereikia. Šitą galima pasikelti. Ir dabar taip. Skalė pas mus yra nuo 0 iki 100. Šitas violetinis, kaip matote, šitos linijos, čia yra RSI judėjimas. Ta prasme momentinis ir nuo čarto greičio priklauso. Kaip į tai reaguoja čartas. Ir kas aktualu su RSI, kad galima jį daug kur panaudoti. Ir iš tikrųjų dauguma žmonių, kur naudoja, tai yra key leveliai ties 70 ir ties 30. Jeigu grafikas kaip šitoje vietoje kerta virš 70 mūsų RSI, tai nurodo, jog čartas arba tam tikra pora arba metalas, taip toliau, yra per daug perpirkti. Todėl galime tikėtis mes leidimos į apačią. Taigi galima ieškoti galimybių. Ir su RSI tu gali nustatyti tokius kaip trend reversalus, įėjimo ir išėjimo taškus, kas yra iš tikrųjų žvėriškai gerai ir žvėriškai patogu, tik tai vėlgi reikia priprasti prie naujo instrumento. Kaip ir sakiau, čia perpirkimo funkcija 70. Apačioje čia nelabai ryškiai, nelabai stipriai perėjo. Tačiau turime perpardavimo funkcija ir kaina yra nukritusi žemiau 30. Vėlgi galima ieškoti reversalo, ieškoti long pozicijos, reikia patvirtinimų, reikia vadovautis 5 žingsniais, kurie yra nurodyti čia, šitame video, būtinai pasižiūrime, ir ieškoti tinkamų įėjimo taškų. Su RSI indikatorium tikrai galima tą padaryti ir aš jį kartais naudoju, ne visą laiką, tačiau jis yra geras indikatorius, kurį galima naudoti įėjimo taškams, išėjimo taškams ir trendo nustatymui. Tai dabar pirmasis pavyzdys, kurį aš jums norėčiau parodyti, tai yra RSI ir mūsų EMA 200. Grafikas, GBP USD, galime mes ieškoti įvairių progų įeiti į čartą. Kaip ir matote, šitoje vietoje turėjome minimalų perpirkimą. Tai va, pagalinėje sekant, galime matyti, jog šitoje vietoje buvo perpirkimas ir prasidėjo, mūsų kritimas. Kaip matote, RSI irgi po truputį pradėjo eiti į apačią, taip pat ir grafikas čia pradėjo eiti į apačią ir kaip matote, buvo galima eiti short poziciją, suradus tam tinkamą įėjimą ir būtų galima nuo to uždirbti pinigų. Aš truputuką naudojau kitaip. Galima su overbought ir oversold naudoti, tačiau aš jį naudojau kaip RSI divergence. Iš tikrųjų, net nuėję indikatorius, RSI divergence indicator irgi taip pat rasite. Tačiau aš galvoju, kad jeigu tu pats supranti, kaip jinai veikia, tai yra kur kas geriau. Tačiau jeigu tingit ar nenorit, galite pasinaudoti šituo indikatorium, ten man atrodo taip pat bus kažkas panašaus. Tad man aktualu, kad jūs suprastumėte, todėl aš dabar bandau paaiškinti visą šitą situaciją. RSI divergence'as yra tuomet, kai mūsų įsišokimai, grafikas pavyzdžiui, eina į apačią, o RSI'us kyla į viršų. Suprocesinom. Dabar taip. Kaip pavyzdys yra pavyzdžiui šita vieta. Kaip matote, turėjome lengvą šokimą į viršų, lygiai tas pati čia grafike. Ir nuo šito kendalo, žalias kendalas, o čia kaip matote šitoje vietoje, čia yra mūsų, tas pats kendalas ir čia yra. Tai dabar
grafikas eina į apačią, o RSI'us į viršų. Reiškia, tuo momentu yra didesnis momentalumas ir greitis, tą noriu pasakyti. Dabar iš šitos vietos iki šitos, kaip matote, šitoje vietoje mūsų RSI'us buvo 46,14, šitoje 51. Dabar tie patys skandalai grafike, kaip matote, šitas ir šitas. Antrasis skandalas šitoje vietoje, jis yra žemiau negu pirmasis. Tačiau RSI, mūsų antrasis skandalas, yra aukščiau negu mūsų pirmojo. Tai čia yra RSI'aus divergence'as, kurį galima pritaikyti. Ir iš tikrųjų jis yra ganėtinai efektyvus. Dabar pati strategija, kurią aš naudoju ir kuri man veikia, tai yra surasti va tokio tipo divergence'ą RSI, ieškoti pagal trendą. Kaip matote, GBP USD pas mus juda į downtrendą nemažai laiko. Todėl mes toliau ieškosime short pozicijos ir bandysime, jo kaina mum eitų į apačią. Turime mūsų short poziciją, tai yra market structure'as, low lows ir low highs ir taip toliau. Turime mūsų area of value, čia būtų RSI divergence'as. Ir ko mes dabar laukiame, tai yra stipraus pušinimo į apačią, kuomet būtų galima įeiti į trade. Tai čia kaip ir šitoje vietoje mes turime stiprų RSI divergence'ą ir jeigu sekantis skandalas nusipiešė stiprus raudonas mušimas į apačią, būtų galima įeiti short poziciją. Tad sekantis skandalas, kaip matote, jis nebuvo stiprus. Krito, tačiau atgal kilo į viršų. Reiškia, bloga galimybė. Žiūrime toliau. Vėl skandalas irgi vienoje vietoje, taip sukinėjasi. Vėlgi, po truputuką kyla, matote. Ir RSI'us mūsų lygiai taip pat jisai kyla. Ir šitoje vietoje jau mūsų RSI'us netgi dar didesnis. Tai jau būtų galima ieškoti nuo šitos vietos mūsų įėjimų. Čia būtų šitas skandalas. Žiūrime toliau. Vėl stumimas į viršų. Todėl aš sakau, reikia neskubėti ir sulaukti pušinimo į apačią. Žiūrime toliau. Vėl, kaip matote, RSI'us. Vėl galime persikelti mūsų taškus. Kaip matote, momentinis ir speedo greitis yra didesnis antriniu atveju. Čia vis dar mūsų pirmas skandalas yra aukščiau. Turi būti va taip. Jeigu taip, reiškia taip. Jeigu taip, reiškia taip. Divergence. Žiūrime kitą skandalą. Vis dar tuščia, vis dar ramu. Nėra stipraus pušinimo į apačią, kad mums duotų triggerį, jog būtų galima įeiti. Ir šitoje vietoje mes turime stiprų triggerį. Taigi, turime trendą, turime mūsų RSI divergence'ą, kuris, kaip matote, veikia tiek čia krenta į apačią, tačiau RSI kyla į viršų. Ir mes šitoje vietoje galime įeiti short poziciją. Aišku, čia viengi dieninis grafikas, todėl žaidžiant su valandiniu grafiku, įėjimo taškas galbūt būtų truputuką anksčiau. Aš taip įsivaizduoju, bent jau aš taip daryčiau. Ir mūsų SL'as toje vietoje, kur mūsų grafikas nebepasiteisintų ir pradėtų, sakykime, judėti į uptrendą ir market structure pasikeitimus. Tik profito lygius vėlgi nusistatote, kaip jum yra patogu. Aš su šita strategija dažniausiai naudoju 1:2, pirmas TP, antras TP būna 1:5, tačiau jeigu hitina mano pirmą tai profito lygį, aš SL'ą užsidedu ant entry point'o, tai maždaug atrodytų šitaip. Grafikas nueina, toj palaukit užsidedu. Grafikas šitoje vietoje nueina, hitina mano take profitą, tai savo antrąjį tradą aš tiesiog SL'ą sumažinu ir uždedu ant entry point'o tam, kad apsaugoti savo kapitalą, jeigu grafikas netyčia sugalvotų pasileisti ir vėl sugalvotų pakilti. Tai bent šitoj vietoj išeitų, aš turėčiau vieną take profitą, kuris buvo sėkmingas ir judėtume toliau. Taigi dabar galim net pasižiūrėti, kaip grafikas sujudėtų su šita mūsų RSI divergence. Kaip matote, kaina pasišokinėjo toj vietoje. Vėlgi, judėjimas, tačiau nekliudo mūsų nei entry point'o, nei ką. Ir būtų hitinę mūsų take profit lygį. Ir kaip matote, ir pirmas risk rewardas būtų suėjęs, ir antras risk rewardas buvo suėjęs. Todėl, kaip sakau, šita strategija yra galinga, ar tu ją naudosi su EMA 200 trendui nustatyti, arba, kaip dabar judėsime prie antro pavyzdžio, nebūtinai su EMA galima.
galima ir kitokių atvejų daryti, kaip sakau, indikatorius galima sudėti viens prie kito, ieškoti strategijų ir ieškoti tai, kas tau labiausiai veikia. Dabar taip, antrasis pavyzdys yra US doleris prieš Japonijos jeną. Jau mes kaip ir esame įsiaiškinę, mūsų US doleris juda į viršų. Mes turime stiprų uptrendą, todėl USD/JPY grafike mes ieškome įėjimo į long poziciją. Dabar prisiartiname mūsų grafiką. Turime pas mus dabar ieškoti RSI divergence. Dabar, kaip matote, pirmasis skandalas mūsų ir čia antrasis skandalas ir grafikas eina į viršų. RSI ieškosime tose pačiose vietose, tik tai RSI mūsų ties šitais taškais turi eiti į apačią. Tai dabar pasižiūrime, šitas skandalas einame iki apačios ir turime apie 40 mūsų RSI. Vienas ir antrasis skandalas yra šitoje vietoje ir mūsų RSI rodo 37. Tai reiškia, grafike mes einame į viršų, RSI einame į apačią, turime RSI divergence. Plius galime ieškoti įėjimo pozicijų. Dabar įėjimo pozicijos vėlgi taip pat. Galima eiti iš karto, tačiau nerekomenduoju, nes geriau sulaukti patvirtinimo ir įeiti po stipraus pušinimo arba kai mums patvirtina visokie patternai, ar candlestick patternai, ar dar ką nors, ką galite atrasti iš tikrųjų internete pilną. Tai dabar taip, turime mūsų divergence, kuris yra patvirtintas ir kuris yra gerai. Ir šitoje vietoje aš ką daryčiau, tai laukčiau. Laukčiau, kaip pradės reaguoti grafikas. Kaip matote, turėjome stiprų pušinimą į viršų, tačiau laukiam. Ir sekančią dieną turėtume stiprų pušinimą į apačią. Stiprus pušinimas į viršų, kaip matote, čia jau buvo tikrai stiprus pušinimas. Ir ką aš daryčiau, tai šitoje vietoje nusipieščiau savo demand zoną. Ir dabar mano planas yra labai paprastas. Aš laukiu, kol grafikas grįš iki šitos zonos, sutestuos ir tada aš galiu įeiti long poziciją. Pradėjo judėti labai 2 dienas, 3 dienas labai ramiai judėjo. 4 pradėjo pušinti į apačią. Vėl, kaip matote, vyksta konsolidacija, kaina neapsisprendžia, į kurią pusę eiti. Tačiau mes turime patikrintą mūsų RSI, turime divergenciją, turime mūsų demand zoną ir mes dabar laukiame stipraus pušinimo į viršų tam, kad galėtume įeiti long poziciją. Pasižiūrime candalas, kitas nieko, ramu. Ir va šitoje vietoje, dieninėme grafike, būtų galima įeiti long poziciją. Vėliau, kaip sakau, dirbtumėte su mažesniu time frame, įėjimo taškas galbūt būtų kur nors čia. Nu dabar, kaip pavyzdys, dieninis grafikas, tai įeiname taip, kaip užsidaro candalas, tada yra geriausiai įeiti. Nusistatome savo selą tokiu atveju, jeigu mūsų strategija nepasitvirtina. Ir vėl, ką aš siūlau, tai yra 1:2 tik profitas ir kitas 1:5. Arba galite nusistatyti kitus key levelius, kas būtų šitoje vietoje highs, šitoje vietoje ieškoti supply zonos ir eiti iki šitų vietų. Irgi galima taip dirbti. Sakau, man patinka 1:2, 1:5 risk rewardas. Tačiau vėlgi, kiekvienas dirbate asmeniškai, kiekvienas dirbate pagal save ir taip, kaip jums patogu. Taigi 1:5 čia. Ir dabar mes galime pasižiūrėti, kaip mums sueitų visas šitas grafikas. Kaip matote, pratestavo šitoje dar vietoje ir pradėjo pušinti viršų. Plius, turėtume pirmą profitą, antrą mūsų orderį. SL nusistatome ties mūsų entry pointų tam, kad neprarastume pinigų ir išeitume, jeigu ką, break even su mūsų antru TP. Grafikas toliau juda į viršų, kas yra smagu, vėl prasideda backupas, kritimas, toliau matome pušinimą į viršų, kas buvo iš tikrųjų tikėtasi ir būtų hitintas mūsų take profito lygis va šitoje būtent vietoje. Ir reiškia, kad būtume pasiekę mūsų abiejus TP, kas yra žvėriškai smagu ir, kaip sakau, integruojant RS prie savo strategijos ar tą pačią RSI divergence. Aš kartais kurį naudoju. Ta prasme, tikrai galite atrasti gerų įėjimo taškų, tiesiog reikia laukti, reikia išlaukti. Aš suprantu, kad yra FOMO, kad bijote pramisinti įėjimo taškus, tačiau pramisinot, tai pramisinot. Judate prie kito grafiko, judate prie kitos paros ir ieškote kito įėjimo taško. Jums nereikia įeiti visus treidus, nes tikrai ne visi treidai bus geri. Tai va, dabar judame prie penktadienio atlikto treidų, iš tikrųjų atlikau vakare, nes buvo 2 eventai, taip pat ryte iš Anglijos
ir per pietus buvo iš Amerikos eventas nebuvo stiprus, tačiau per eventus geriau netreidinti. Tad važiuojam. Kaip ir sakiau, atlikau vieną treidą su 2 TP ir šį kartą buvo auksas, į auksą sakau aš nelysiu, tačiau skalpinant man jisai ganėtinai patinka. Ir dabar naudojame lygiai tą pačią strategiją, kaip ir prieš tai. Turime mūsų EMA 200, EMA 200 yra tik tai pagalbinis. Galima jo remtis, galima jo nesiremti, tačiau mano pagrindinis tikslas šitoje vietoje buvo RSI Divergence. Taigi, aš ieškojau čia short pozicijos šitoje vietoje, neskirto mūsų EMA 200 ir dabar ieškome mums Divergence. Šitoje vietoje matau spyglį stiprų į viršų, tai nuo šitos vietos būtų galima ieškoti įėjimo taško maždaug čia. Nes čia eina į apačią, šitoje vietoje mums eina į viršų. Tačiau aš laukiu stipraus pušinimo į apačią, kad man būtų confirmationas, jog galima įeiti short poziciją. Einam į sekantį candlą. Nieko neįvyko. Stiprus pušinimas į apačią, tačiau kaip matote, per tas 5 minutės jis nusileido, tačiau grįžo. Todėl kiekvieną kartą sakau, įeikite į treidus tuomet, kai candlas pilnai užsidaro. Nes dabar galėjau aš eiti šitoje pozicijoje. Ir candlas jau man iš karto tame pačiame rėme, time frame, būtų sugrįžęs atgal. Tai jau labai negerai čia būtų. Judame toliau, vėlgi. Kaip matote, vyksta lengva konsolidacija, kaina sprendžiasi, į kurią pusę judėti. Kaip matote, dabar irgi. Būna stiprus pušinimas, tačiau vėl pakyla į viršų. Tai nėra gerai. Tai yra labai negerai. Šitas candlas, kaip matote, yra žemiau, atitinka mūsų sąlygas. Nes eina vis žemyn. RSI Divergence'as irgi. Čia sukilo, galima šitoje vietoje. Dabar šitoje vietoje aš laukiu stipraus pušinimo į apačią. Nes jau jeigu kirstų mano EMA 200, tada aš jau persvarstyčiau, ar apsimoka iš vis įeiti šitą treidą, nes visgi penktadienis vakaras rinka užsidaro neužilgo, todėl geriau net nelys būtų, bet sakau, jeigu būtų pradėję konsoliduotis vienoje vietoje, tada paliekam ramybėje ir viskas. Turėjome pušinimą lengvą į apačią, turėjome dabar stiprų pušinimą į apačią, tačiau vėl buvo toks lengvas grįžimas, aš laukiu confirmation, man reikia confirmation, kad aš galėčiau eiti treidą. Ir šitoje vietoje vėl turėjome confirmation, visi 3 skandalai, jie apgaubė, sakykime, mūsų praeito stumimo į viršų. Kaip matote, visi 3 yra truputuką žemiau ir apima didesnį gapą, neigu vienas mūsų stumimas į viršų. Šitoje vietoje aš tai pasidėliojau, jog apsimoka man įeiti į 2 pozicijas. Sustačiau savo SL-ą. Maždaug $2. Bet jau jeigu kirs, tai kirs ir nebelendam į rinką. Vienas tik profitas buvo 1:2. Šitaip va. Antrasis tik profitas buvo 1:5. Todėl, kaip ir sakau, žiūrėsime, kaip sueina. Ir jeigu paliečia mano pirmąjį take profitą, aš savo SL nusistatau ties entry pointų tam, kad apsaugoti kapitalą. Ir iš tikrųjų aš tai pasižiūrėjau, kad ir penktadienį nelabai netgi tikėjausi, kad auksas nukris prie $10. Įmanomas variantas, aišku, dar liko 6 valandos iki rinkos uždarimo, tačiau nenorėjau rizikuoti ir nelabai norėjau palikti savaitgalį. Tad pasižiūrime. Čia, kaip matote, hitino mano take profito lygį. Ir su šituo treidu aš uždirbau $500. Tačiau žiūrime savo antrąjį TP. Prasidėjo kilimas į viršų, prasidėjo konsolidacija ir maždaug šitoje vietoje aš išėjau, nes savo stop lossą nusistačiau šitoje vietoje, ties 8.2. Turėjau ties 8.3 nusistatyti, tačiau iš skubėjimo nusistačiau ties 8.2, ten uždirbau gal apie $100. Nėra daug, tačiau pliusas ir vis dėlto, kaip sakau, strategija yra gera, tačiau reikia ją naudoti ir galim net pasižiūrėti, kaip būtų toliau suėję. Kaina, kas yra vienoje vietoje, šokinėja ir šitoje vietoje rinka užsidarė. Ir kai rinka užsidaro, spredai būtų didžiuliai prieš uždarimą, plus po savaitgalio vėl nežino, į kurią pusę būtų pašokus tą kainą. Tad sakyčiau, geras dalykas, jog man išėjo anksčiau laiko ir nereikia rizikuoti. Savaitgaliais per naktį galima palikti, bet irgi nelabai rekomenduojama. Nebent swing traderis arba day traderis, tada galbūt, jeigu skalpinat, tada geriau nepalikit per naktį, užsidarykit, kad ir minimaliam pliusą ir minimaliam minusą, tačiau nepalikit per naktį, neapsimoka. Taip pat,
Su šituo vienu treidu, su auksu, uždirbau apie 600 baksų. Nėra blogai. Ir sakau, strategija tikrai gera, tik tai reikia atrasti tuos RSI divergence'us. Galima jį naudoti įvairiai, tačiau šitas dalykas, šita teorija su RSI man labiausiai patiko ir jinai yra man labiausiai priimtina, todėl rekomenduoju ją pasižiūrėti. Taigi, ačiū chebryte, kad žiūrėjote, kaip sakau, RSI yra labai galingas indikatorius, kurį reikia suprasti, kurį galima naudoti tiek akcijose, tiek metaluose, tiek oile, tiek optionuose iš tikrųjų. Vienas pagrindinių indikatorių, kuris parodo ir momentiškumą, ir greitį, ir kurį galima išnaudoti visapusiškai. Sakau, vieni naudoja jį ties overbought ir oversold linijomis. Aš naudoju jį kaip divergence'us. Kas kam priimtiniau ir kas kam yra aiškiau. Todėl būtinai pasinagrinėjom šitą video, būtinai išbandom šitą strategiją, nes jinai yra tikrai gera. Galbūt aš kitą savaitę toliau dirbsiu šitą strategiją, ją pilnai ištestuosiu ir jums pateiksiu. Taigi, kaip sakau, šią savaitę su šitą strategiją apie 600 baksų pliuso nėra blogai. Taigi, visi traderiai, kurie treidina, prisijungiam į Discordo kanalą, bendraujam, klausiam, vieni kitiems padedam ir mokomės. Kas yra svarbiausia? Taipogi, vyksta dalybos, free trialas, 1 savaitės arba 25% off ir 10 challenge accountas mano Discordo kanale, dalybose tikrai rasit, tad tie, kurie nori dalyvauti, būtinai prisijungiam, pasižiūrime ir dalyvaujam ir tai baigsis mėnesio gale. Todėl, dar kartą sakau, tie, kurie nori tobulėti, būtinai prisijungiame, klausiam kiek galima daugiau ir judame visi mes link bendro tikslo – uždirbti pinigų. Ačiū Jums, viso geriausio.